greičiausia, kad kaip po tokios baimės tai tikrai nėra, bet yra daugiau nerimas. Ir nerimas galbūt ne tiek už savo veiksmus, nes vis tiek ką darai, puikiai žinai, ką darai ir žinai, kokio rezultato tikiesi ir žinai, kaip tą rezultatą pasiekti. Bet yra nemažai tokių dalykų, kad tu esi vis tik tai priklausomas ir nuo kitų žmonių, ir nuo technikos esi labai priklausomas. Tai kartais būna toks nerimas, kad koks variklis nesustotų ar dar kas nors. Tokie grinai techniniai gedimai, nes jie, sakykim taip, pavojaus laivui kaip ir nesukels, bet tikrai bus tokių nemalonių potyrių nemažai. Dažniausiai tai nutinka audringom sąlygom. Kada oras geras yra, tai niekas nieko nebijo, visi plaukia ir visi patenkinti yra. Jeigu audros sąlygom yra dažniausiai, tos truputėlį nerimas, ar tenai nesustos variklis, ar krovinys tvirtinimas, viskas gerai, ar išlaikys, ar atlaikys, laivo supimas yra, ar kad ten kažkas tai nesudužtų, nenukristų tenai, nes jis susipuoja tas laivas labai, krovinys gali tvirtinti, labai išsisupavo, gali variklis sustoti ar dar kažkas ten atsilikti. Tai toks nerimas yra. Bet kad kažkas būtų kritiško, tai tikrai nėra. Ir tikrai nėra taip, kad būtų baisu išplaukti į jūrą ir galvotum, kaip baisu, be reikalo aš čia išplaukiau ar dar kažką. Tai. Ne, jeigu tokia situacija bus, matysim, kad yra visiškai, kad yra nesaugu plaukti, tai niekada mes ir neplauksim jūrą. Ir vėlgi ta pati tarptautinė jūrų teisė palieka kapitonui galimybę pasirinkti. Ir ką besakytų laivo savininkas, plauk, kapitonas priima sprendimą, jeigu yra nesaugu, jis gali pasakyti, ne, aš neplauksiu ir vis tik tai pasiliksiu uoste.